buvo skirtas renginys tėčiams, poezija tėčiams. Skaitėme lietuvių poetų eiles skirtas tėčiams, su meile savo tėčiams. Juk meilės tėčiams niekada nebūna per daug, tiesa? Ir pabaigai tuomet paskutinis eilėraštukas. Priminsiu tik vieną dalyką. Ši iniciatyva ne paskutinė. Tikimės tai padaryti tradiciją. Susitiksime kitais metais. Tad ruoškite, rašykite eilėraštukus ir ateisite paskaityti jau savo eilėraštukus. Kitais metais, 3 dienos po tėvo dienos, susitinkam vėl čia. O dabar eilėraštis. Jonas Juškaitis, tėvelis. Tėvelis glosto delną savo, puslėtų galvą man ir tau, dėl ko akis man sudrėkdavo. Aš nežinau. Priglausiu skruostą prie jo kelių, mažiausias iš visų vaikų. Apsupus šildantis tėvelio rankas ugnis lyg vainiku. Šventa ramybė jam atėjus. Ir miegas man blakstienos gaus sudė, nors ir draskos vėjas, silpnai šviesoj nakties dangaus. Žinau, rytoj tėvelis sodais už rankos nusives taku, pakels prie krūmo ir parodys paukštelio lizdą tarp šakų. Ačiū Jums. Taigi, kitais metais 3 dienos po tėvo sekmadienio vėl susitinkame čia. Rašykite savo eilėraščius savo tėčiams. Ateisite, padeklamuosite. Gerai padeklamuosite, išleisime knygelę kartu. Tad iki kitų metų.